5 strategijos vyrams, kaip jie galėtų padėti moterims menopauzės laikotarpyje. Tamsin Fadal, knygos How to Menopause autorė, pavadino tai 5 M. Pirmas – mood, nuotaika. Nuo ašarų iki juoko, kartais net per 1 minutę. Jos emocijos kaip amerikietiški kalneliai. Antras – mojo, geismas. Jos libido gali keistis, gali dingti. Ji gali pradėti jaustis neseksuali. Jos pasitikėjimas gali sumažėti. Ir tai nereiškia, kad tu jai nepatinki. Jos kūnas tiesiog šiuo metu kovoja su pokyčiais. Trečias – mindset, požiūris. Visuomenė dažnai sako, kad moteris po 50 yra nematomos, kad jos yra nereikalingos. Tad būk tas, kuris jai vis primins, kad ji yra dar visko verta. Ketvirtas – marriage, santuoka. Ji gali būti uždara, suirzusi. Nereaguok pykčiu. Parodyk kantrybę. Ir 5 – making conversation. Tai yra pokalbiai. Kalbėk, klausyk. Kartais tai yra vienintelis dalykas, ko jai tuo metu reikia. Kitose video įrašuose aš pakalbėsiu plačiau apie kiekvieną strategiją. Tad jeigu tau tai yra aktualu, kviečiu pasekti.